Sveiki. Sveiki. Apie ką norėsi pašnekėti? Ne, taigi sakei, apie likimą. Ar galima Apie jį likimą? keisti? Tai aš manau, kad jį galima keisti. O kaip tu? Aš tai esu oponuojantis čia elementas, nes aš manau, kad jeigu yra horoskope nurodytas tam tikras tavo kelias nuo 0 iki 0, arba nuo 1 iki 0, nuo starto iki pabaigos, tai, tai aš nežinau, kaip čia įmanoma keisti. Gal minkštint labiau tik tai. Viskas priklauso nuo to, kur pasuksi. Atėjo kryžkelė, pasuko į kairę bus vienas likimas, pasuko į dešinę bus kitas likimas. Netikiu. Aš manau, kad mūsų nuo pirmo iki paskutinio tas kelias, tu gali vinguriuoti kažkiek tai, bet kad tu gali, net apsisprendimas, mano nuomonė, yra nulemtas. Ir čia pasireiškia tą, ką nusprendėjai. Bet kodėl tu tai būtent nusprendė, pasukti kairę, o ne į dešinę? Nes ir taip teisinga bus, ir taip teisinga bus. Tik vienu atveju praeisi vienokiu keliu, galbūt geresniu, tiesesniu, kitu atveju aplinkiniu ir sunkesniu. Jeigu viskas jau yra nuspręsta už mus, tai likimas yra likimas. Daryk kaip nori, visiems išeisi tą patį. Arba sunkiau, arba lengviau. Taip, čia yra faktas, kadangi vis tiek veda už rankos, kaip sako, Dievas norinti veda, nenorinti tempia, bet vis tiek veda į tą vietą, kurią mes turim, turim užimti. Ir čia yra matyti kaip džiaze, kad, tu gali improvizuoti nuo A iki B, bet tu vis tiek turi tam taške, tam tikrų laikų atsidurti iš A į B, o jau tas kelias, kaip tu nueisi kitos B, tai jau tu gali jau improvizuoti. Lygiai taip pat yra ir, aš manau, su žmogaus likimu, kad yra gyvenimo kažkokie keliai ir ta improvizacija kažkokia yra galima. Ir aš manau, kad improvizacija labiausiai yra toj vietoj, kur žmogus kažko siekia ir kaip ta žuvis išmesta į krantą, tol daužo tą uodegą, kol vėl patenka į savo komfortabilę erdvę. O galima vieną gyvenimą pragyventi kaip už 2? Matyt, galima, jeigu taip horoskope parašyta. Jeigu aš sumatysiu viską padaryti greičiau, daugiau patirties įsigyti. Aš manau, kad gal, jeigu tu ten... Bet matai, kaip yra, jeigu horoskope yra parašyta, pavyzdžiui, kažkur yra, žinai, karminis mazgas, taip, kažkokioj tai vietoj. Tai jeigu tavo horoskope pasakyta, kad tavo, pavyzdžiui, užduotis yra uždirbti pinigus, daleiskim antram būste, tai aš tai nelabai tikiu, kad tu tą gyvenimą gali dar plus kompozitorium būti, nors ką gali žinoti, tiesa. Čia gali būti hobis. Kas hobis? Rašyti muziką, taip? Taip. Tai visi galima. Aišku, galima, ne. Būtent anksčiau, aš manau, žmonės buvo daugiaplaniškesni, dėl to mūsų dar šeimoje mergaitės mokino, ir muzikos, ir menų, nes neįsivaizduodavau, kad mergaitė netapo, negroja ir ten dar baletą kokį pašokinėti, pastrikinėti dėl formos, supranti? Nes aš matau, kad galimi atvejai, kai žmogus ruošiasi jau sekančiam gyvenimui ir tokiu būdu jisai pradeda pradirbti jau šiame gyvenime tuos būtent kitas struktūras, tai yra sugebėjimus ar talentus, kur iš pat pradžių viskas stringa, tai yra tas hobis būti kompozitorium, o paskui tai išsiniveliuoja į teisingas pozicijas. O kas yra teisinga pozicija? Tai, ką aš sumastau, viskas yra teisinga. Ne, taip, bet aš noriu pasakyti, kad daugiaplaniškumas pas žmonės anksčiau buvo, dabar mes esame ant tiek susiaurėję ir jeigu žmogus daro 2 darbus, tai atrodo net labai keistai ir nenormaliai. O iš tikrųjų kiekvienas žmogus turėtų 2-3 darbus. 2-3 veiklas, kuriuose būtų komforte. Nes darbą reikia keisti, užsiėmimą reikia keisti. Pavyzdžiui, Norvaišo, žinai, Kaune, jie pasaulinio lygio šokėjai, pramoginių šokių, dabar teisėjai yra, bet jie mokslo daktarai, gydytojai abudu yra. Tai apie ką kalba, ar ne? Tai irgi tas daugiaplaniškumas yra nerealiai išreikštas. Bet aš matau, kad dalis žmonių užstringa gyvenime. Tai taip, nes mes matom, mes sprendžiam tas problemas, kai ateina konsultuotas. Ir kad neužstrigtų, aš sakau, kad jie yra išėję iš tam tikro savo kelio magistralės, yra to greitkelio, ir tokiu būdu
išsukę iš savo greitkelio papuola į tokius painius kelius, kur pradeda strigti. Tai praktiškai jiems reikia grįžti į tą normalų greitkelį ir tada atsiranda sėkmė, laimė, pasisekimas ir taip toliau. Kaip tavo nuomonė apie tai? Kokia tavo Nu, nuomonė? tai ir lietuvių patarlė sako, nekeisk kelio, nemes kelio dėl ta kelio, nes tai yra faktas, bet vis tiek. Tam tikras likimas, kada žmogui yra sunku, tai jis jau iš to savo greitkelio iškrito. Palauk, ką reiškia sunku? Tai aš manau, kad jisai ir išeina iš to greitkelio, kad biški matyti atidirbti karmos taškų. Aš provokuojančius klausimus uždavinėjau, tarsi tas nuostatas sukūrinėjau. Tai iš principo, kaip išėjai iš savo geros pozicijos, taip gali ir grįžti. Kaip tavo manimo, kas padeda grįžti tą gerą poziciją? Na, aš manau, pirmiausia, noras yra grįžimas ir ne visai taip. Mano nuomonė, kad aš visada ir savo klientams sakau, jeigu tu turėjai tokį darbą, tu visada tokį patį ir gausi. Ta patį tu gausi, o žmonės kartais nenori gal kūrybiškai mąstyti, dar bijo kažką keisti, nes atrodo, kad tu prarasi ir nuo vilko ant meškos, ir pas mus labai daug patarlių netgi yra tokios, kurios stabdo mūsų kūrybinę veiklą, stabdo norą rizikuoti, stabdo būti laimingiems, reiškia. Ir mes tikrai turėtume daugiau asmeninės iniciatyvos rodyti, kad būtume laimingi. Tai aš veršiu lietuvių kalbą, kad jeigu jėgos panaudojimas yra tos gerosios, tai tokiu būdu žmogui pradeda labiau sektis. Jeigu tų jėgų nėra, tai jisai tas nesisekėlis, ar aš taip mąstau? Nu taip, bet aš manau, kad jeigu tu stengiasi, tu vis tiek vieną dieną pramuši sieną. Ar pabėgsi iš to kalėjimo. Svarbiausia priklausomai nuo sienos turbūt. Storio. Nu tai čia kiti dalykai ir kiek tu dirbsi. Tai va, tai smagu. Tai tiek to, tai tiek. Šiandieną pamastom apie savo tos karmenės sienas, kurias reikia pramušti ir padirbėti su savim ir pamastyti, galbūt pamedituoti. Ir prenumeruokite mūsų kanalą, statykite patiktukus ir ate šį kartą. Iki sekančio.